Labą dieną. Šiandien turim 145 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie lietuvių pastangas atkurti Lietuvos valstybę. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie politinę situaciją ir jos kitimą po nepriklausomybės paskelbimo. Taigi vokiečių valdžia neleido skelbti nepriklausomybės akto. Ji pareiškė Lietuvos tarybai, kad Vokietija atsisako pripažinti Lietuvos valstybę pagal Vasario 16 aktą ir reikalavo grįžti prie 1917 m. gruodžio 11 dienos deklaracijos. Kovo mėnesio 23 dieną Lietuvos tarybos delegacija Berlyne Vokietijos kancleriui pateikė tokį nepriklausomybės paskelbimo aktą, koks jis buvo paskelbtas vasario 16 dieną. Tačiau buvo pažymėta, kad būsimieji santykiai su Vokietija bus svarstomi gruodžio 11 dienos akto pagrindais. Vokietijos imperatorius Vilhelmas II tą pačią dieną pasirašė Lietuvos pripažinimo aktą. Lietuvos valstybės nepriklausomybės pripažinimas nepakeitė okupacinio režimo. Vidaus padėtis dar labiau pablogėjo. Vokietija puoselėjo planus Lietuvą sujungti su Prūsija ar Saksonija. 1918 metais Liepos pradžioje Lietuvos taryba pasivadino Lietuvos valstybės taryba. Vokiečiai nesutiko jos pripažinti ir darė viską, kad ji netaptų savarankišku valstybės organu. Norėdama išgelbėti Lietuvos valstybę, taryba nusprendė ieškoti ryšių su maža katalikiška Viurtembergo valstybėle, kviesdama kunigaikštį Vilhelmą von Urachą būti būsimosios Lietuvos karaliumi Mindaugu II. Taip taryba siekė išvengti Lietuvos prijungimo prie Vokietijos. Liepos 13 dieną Lietuvos valstybės taryba išrinko Urachą Lietuvos karaliumi. Dalis tarybos narių karaliaus išrinkimą pripažino neteisėtu ir pasitraukė iš tarybos. Vokiečių vyriausybė nenorėjo pripažinti Uracho, nes tikėjosi Lietuvą sujungti su Prūsija. Apie pirmosios Lietuvos vyriausybės sudarymą ir veiklą. 4 mėnesius Lietuvos valstybės taryba kovojo su vokiečių okupacinė valdžia dėl savarankiškos vyriausybės sudarymo. Tik tada, kai Vokietijos pralaimėjimas pasidarė akivaizdus, Vokietijos kancleris spalio 5 dieną pranešė, kad Vokietija yra pasirengusi perduoti Lietuvos valdymą lietuviams, kai tik Lietuvos vyriausybė bus pajėgi perimti valdžią. 1918 metais spalio 20 dieną Vokietijos kancleris priėmė Lietuvos valstybės tarybos delegaciją, kuriai pareiškė, kad Vokietijos vyriausybė paveda patiems lietuviams spręsti dėl santykių su kitomis valstybėmis. Kitą dieną Lietuvos laikinosios atstovybės patalpose
Buvo apsvarstyta Lietuvos ministro pirmininko kandidatūra. Juo numatyta skirti Augustiną Voldemarą. Lietuvos valstybės taryba panaikino savo ankstesnįjį nutarimą kviesti Urachą užimti Lietuvos sostą. 1918 metais lapkričio 4 dieną Lietuvos valstybės tarybos prezidiumas pavedė Voldemarui sudaryti Lietuvos vyriausybę. Ministrų kabinetas siekė išlaikyti tvarką valstybėje ir apsaugoti jos sienas. Buvo numatyta susitvarkyti valstybės viduje, suorganizuoti valstybės valdymą, teismą, švietimą. Tuo metu dar nebuvo nustatytos valstybės sienos. Būsimą Lietuvos valstybės teritoriją valdė okupacinė vokiečių valdžia. Vyriausybė pradėjo kurti ministerijas, kitas valdžios įstaigas, kreipėsi į krašto gyventojus, ragindama organizuoti vietos valdžios organus. Tačiau svarbiausias uždavinys buvo burti savo kariuomenę valstybės sienoms ginti. Valstybės atkūrimas ir lietuviškos valdžios sudarymas kėlė gyventojų pasitikėjimą savo jėgomis ir sugebėjimais, geresnio ir laisvesnio gyvenimo viltį. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie politinę situaciją ir jos kitimą po nepriklausomybės paskelbimo. Kokiomis sąlygomis Vokietija pripažino Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais kovo 23 dieną. Kodėl Lietuvos taryba kvietėsi Viurtembergo kunigaikštį Urachą būti Lietuvos karaliumi? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie pirmosios Lietuvos vyriausybės sudarymą ir veiklą. Kokie buvo pirmosios Lietuvos vyriausybės uždaviniai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.